Man visą laiką rūpėjo, kaip studentų, kodėl taip dažnai keičiasi, tarkim, tų egzaminų tvarka? Egzaminų tvarka nesikeičia faktiškai. Na, ta pati medžiaga, nes, tarkim, aš kaip laikiau, tai lietuvių kalbos egzaminus, žinau, buvo iš dviejų dalių, tai tekstas ir paskui testas. Taip. O dabar, kaip suprantu, pasikeitė. Dėl ko pasikeitė? Dėl ko pasikeitė? Nepasikeičia, yra specialiai pagal programą yra numatoma pati programa egzaminų dėl 2013 metų. Ir taip, kaip numatoma, kaip programa, kaip yra patvirtinta ministro, taip ir vyksta. O dabar, tarkim, kaip prisiminti, prieš 2 metus berods buvo tas nusirašymo skandalas garsusis. Ai, tai čia mūsų po to nusirašymo nauja visa komanda. Visiškai nauja komanda. Tai faktiškai. Tarkim, šiais metais nusirašymo nebus. Nu, jo niekad nėra. Tai tarkim... Nu, tai nespėjo, nėra. Jau nėra. Kitas klausimas, tarkim, už kiek būtų galima nusipirkti egzaminą? Nežinau. Užduotis. Kaip sako, princesė perkama už milijoną. Už milijoną. O kur nusipirkti? O kur princesė nusipirkti? Nežinau.